Sveiki, gerbiami moksleiviai, šiandien toliau tęsime pamokas ir toliau aiškinsimės, kaip daryti užduotis. Taigi paspaudžiame praktinį darbą 12 pamokos ir šiandieną jau išaiškinta yra, šiai dienai yra pirma pamoka išaiškinta 11 užduotis, nuo 12 pamokos pirma užduotis, 11 užduotis. Na, dabar galim pabandyti su kiekiu pažiūrėti, kaip kaupiamas kiekis 12 pamokos antrą užduotį. Pabandykim ją įspręsti. Na, aš jau šiek tiek ją įsprendęs esu, apgalvojęs, tai dabar jums pabandysiu ją paaiškinti. Tai duoti 3 skaičiai A, B, C, nustatykite kiek tarp jų teigiamų skaičių, panaudokite kintamąjį vardų kiekį, skaupkite nuo teigiamus skaičius. Nu tai, kaip mes paprastai suskaičiuosime? Mes paprastai galim suskaičiuoti, kad sužinome klaviatūrą įvedant, vartotojas įveda skaičius į A, B, C kintamuosius, juos palyginam, ar jie teigiami skaičiai, tai yra lyginimas vyksta, kaip pavyzdys, sakykim, A daugiau už 0, tai už 0 bus daugiau, tai tik tai teigiami skaičiai, jeigu būtų mažiau už 0, tai būtų neigiami skaičiai. Jeigu tiesa šaka, tada išveda laukelį, kad yra teigiami skaičiai, jeigu netiesa, tai yra neigiami skaičiai. Ir su kitu kintamuoju mes, reiškia, panaudojame sukaupti tuos skaičius. Tai reiškia, kaip čia dabar mes sprendėme, tai galiu pademonstruoti, paaiškindamas kiekvieną įvedimą. Tai pirmiausiai, bibliotekos mes naudosime vieną biblioteką, tai įvedimų išvedimų mes nei su string, nei su kažkokiais kitais su tekstu nedirbsime. Tai skaičiai bus. Toliau yra aprašas sąlyga sakinio, uždavinio. Toliau yra autorius, kai jūs irgi privalot parašyti autorių. Na ir toliau eina funkcija, čia bibliotekų priklauso using name, o int main jau pagrindinė funkcija prasideda su savo lankelės, kurie rodo, kad pradžia programos, ir lankelio pabaiga rodo, kad programos pabaiga. Taigi, ką mes čia turime? Mes turime kintamuosius išvardytus, iš kurių 3 kintamieji yra rezultatui, ne rezultatui, o duomenims suvesti, tai ABC, tai įveda vartotojas duomenis, ir ZEGU yra rezultatų išvesti. Na, suvedus vartotojui duomenis, skaičius įvedus visus į tos ABC, tada juos lyginame su ir operatoriumi, kad ir A, ir B, ir C, jeigu visi tikrai sutampa, kad jie yra daugiau kaip 0, tada priskiriame 3 operatoriams, 3 kintamiesiems 3 rezultatų išvesti skaitliukus, tai būtų E1, G1, Z1, juos sudedame ir išvedimo laukelį, kada rezultatą rodysim, kad skaičiai yra teigiami, jų kiekis yra ir nurodome, koks kiekis. Ne? Priešingų atveju vienas iš išvardytų, arba keli, arba daugiau išvardytų, ar visi yra, ta prasme, kad neigiami skaičiai. Na ir pažiūrėkim, kaip programa veikia. Na, įsijunkim kodą blok. Čia kraunasi dabar. Na ir pasižiūrime tą programytę, kaip jinai iš tikrųjų atrodo. Tai galiu šiek tiek irgi pakomentuoti, aišku. Va, tai paspausime mes čia. Įveskite skaičių, tai įvedam, sakykime, 2, antras skaičius tegul būna 3,
trečias skaičius tegul būna 4, įvedame ir skaičiai yra teigiami, jų kiekis yra 3. Jau suskaičiuoja. Na, pabandykime įvesti vieną neigiamą, tai, sakykime, pirmam teigiamas, kitam neigiamas, į trečiam teigiamas. Iš išvardytų skaičių yra neigiamas skaičius. Na ir viskas, jokių pranešimų kitokių nėra. Taigi programa veikia gerai. Mes matome, kad viskas tvarkingai. Dar kartelį pakomentuosiu pačią programą. Tai čia yra bibliotekos, čia yra komentaras su sąlygos, uždavinio sąlyga, yra autorium. Toliau yra pagrindinė funkcija, paskui pradžia programos, pabaiga programos langelis, toliau sveikų skaičių kintamiesiems priskirimas, tai duomenims išvesti ABC, rezultatui parodyti CEGU, tai skaitliukui, taip, šitie kintamieji naudojami. Na, paprašome vartotojo, kad įvestų skaičių, įveda, atsimena su CIN, įveda B, įveda C ir palyginimai gaunasi. Palyginimai labai svarbu, kad būtų su AND, o ne su OR. Tai jeigu su OR būtų, tai bent jeigu vienas tinka, tai gerai, o jau kiti nesvarbu. O čia turi būti visi, turi tik pagal sąlygą, turi visi 3 būti teigiami. Taigi A daugiau už 0, B daugiau už 0, C daugiau už 0, tada skaitliuką dedame, reiškia, kiekvienam iš tų iš 3 išvardytų mes padidinam, reiškia, po vienetą ir juos sudedame ir gauname tą kiekį. Na ir kaip tiesos šakoje, jeigu čia viskas teisybė, tada ir šitą įspausdina pirmąją šaką. Jeigu kažkas tai neteisingai parašyta būtų, ar minusas kažkoks vienas skaičiukas su minusu, tai išvestų šitą šaką. Tai dėkui, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.